Nu ką, rungtynės, kaip ir laukiam, turbūt tikėjomės, buvo sunkios. Latvijai didelį rungtynių dalį buvo įvėlę mūsų į savo žaidimą lėtą pozicinį. Ir negalėjom atitrūkti, bet kai tik pavykdavo sužaisti greičiau, iškart kaip įgydavome persvarą, laimėjome. Kas, kaip manat, lemiamas veiksnys toks buvo? Vėl po praeitų rungtynių buvau sunerimęs dėl klaidų skaičiaus. Šiandien vėl galim pasidžiaugti, kad padarėm 7 klaidas. Ir noriu pagirti vaikinus, tikrai kovojo, čia ketvirtfinalis, taip pat ir pusfinalis rytoj, ir čia kiekvieną dieną atskiras mūšis yra, komandos ruošiasi, bando primesti savo žaidimą. Tai aišku, Latvija atviram krepšinį negalėjo su mumis varžytis. Noriu pagirti ir jų komandą, jie gerai sužaidė. Šios rungtynės jums buvo pačios nerezultatyviausios čempionate, tai gal įtampa lėmė, kad ketvirtį? Ne, tai kaip sakiau, kad Latvija mums primetė, dažnai primesdavo lėtą žaidimą, tai ir rodo išmestų metimų skaičius. Taip, jeigu ten išmetam po 70-80 per rungtynės, dabar mes išmetėm 58 metimus tik tai. Tai jie ilgai reksdavo tą, kas puolime, aišku, laikas bėga. Tabulis žaidė tik normuotai, pirmus 3 kėlinius, šios sveikatos daugiau problemos? Na, matyt, vis tik tai jisai pradžioj čempionato, kaip sakyt, dažnose rungtynėse tempė komandą, jaučiasi fizinis nuovargis. Šiandien gal, sakysim, silpniau biškį sužaidė, bet tai grinai dėl fizinio. Manau, kad šiandien mažiau gal gavo žaisti, turėtų atsigauti ir to sužymų. Sakė treneri, ketvirtį bus ispanai, serbai apie save, tai kukliau kalbėjo. Žinoti, taip atsitys, ne? Na, žinot, nežinau, aš ne visą žinias jo, bet ketvirtfinalis toks dalykas, kad čia gali prisikalbėti labai greitai. Va, sakiau, kad ispanai bus, jų nėra. Atrodė, kad irgi tik ryškus favoritas poros Rusija-Ispanija. Treneri su serbai žaisit antras rungtynės iš eilės, skirsis gal? Jos gali skirtis, tai mes nenorėtumėm, kad jos skirtųsi, bet kaip sakiau, kiekvienos rungtynės atskiras karas. Nu, tai šiandien vėl žiūrėsim, ką jie nagrinėsim jų rungtynę su bulgarais, pažiūrėsim, gal jie kažką naujo įnešė, analizuosim. Praeitą kartą nepavyko su jų dideliai susitvarkyti. Bandysim spręsti šitą problemą. Sunku, bet tai lengvų varžovų jau tikrai pusfinalį nėra ir ketvirtfinalį nėra, kaip matot.